Labas, turbūt tu nežinai, nematei, nes tai toks labai nišinis dalykas, kas yra sielis. Nežinai, turbūt sielininkai. Sielis tai yra tai, kas plukdydavo rąstus. Seniau būdavo tokia profesija, amatas, nežinau kaip čia tiksliai vardinti. Plukdydavo rąstus, Nemunų, Nerimi, Žeimeną, plukdydavo į Klaipėdą, į tuos kraštus, iš kitų kraštų. Tai rąstus plukdydavo upe. Tai ant tų rąstų užsilipę patys, surišę juos į tokį tarsi plaustą, ar visai kažkaip tai palaidai. Tai šiandien ir vykdau medžioklę. Dabar jūs matot šitus vaizdus, aš juos ką tik pagavau. Dabar negalėjau jų nufilmuoti su kamera, nes filmavau su dronu. Tai dabar mes keliaukime į Vilnių. Aš juos pakviečiau pirtį. Tai noriu trumpai juos pakalbinti, aprodyti plaustą. Ir pažiūrėsim, kaip jiems sekasi, kaip jie įvardina, kas yra sielininkai ir ką jie žino apie tai. Toks, sakyčiau, unikalus žygis. Su plaustais daug kas plaukia, dabar pasistato, plaukia ar ten iš Druskininkų į Rusnę, iš Vilniaus, žodžiu, per visą Lietuvą. Tai plaustus iš Bačkų susirenčia žmonės ir plaukia, smagi pramoga, o čia tokia pramoga dar kitokia, dar lėtesnė turbūt, nes tas... Nežinau, iš tikrųjų, tai dėl greičio turbūt panašiai. Plaustus dar kai kurie sugeba ir paturbinti su vandens motociklu, tai čia Nemo plaustas, žinau, kad Renatas ten turi prisitvirtinęs vandens motociklą ir jisai, turi patirties labai daug jau su plaustais. Pats esu plaukęs iš Palūšės iki Vilniaus, iki pirtelės savo irgi, tai mes užtrukom ten tik tai porą dienų gal, jie dabar plaukia jau berot 6 dienas. Dar esu plaukęs iš Kauno į Nidą, tai užtrukom apie 5-6 dienas plaukime. Atkarpos nuo Vilniaus iki Kauno aš dar nesu nuplaukęs. Tokia labai paprasta atrodo, bet dar neplaukta. Tai būtinai ją irgi praplauksiu. Gal netgi pavyks šią vasarą praplaukti. Tai keliaukim iki finišo jų, kurie atplauks į Vilnių. Aš tikiuosi, kad dar nebus labai tamsu ir pavyks taip pusiau normaliai jums viską papasakos ir parodyti. Nežinau, kada atidarysiu kamerą. Turbūt, kad jau bus jau temps. Bet gal jums pavyks truputėlį ir greičiau kažkaip tai pasistumėti. Gerai, dar šviesu. Aš jau pakeliu į pirtį. Jie bus maždaug po valandos, bet aš jau jas radau. Jau esam uostelėje, tai aplankom Arūną. Opa, ką čia darai? Sveiki gyvi. Sveikas gyvas. Gyvas dar? Gyvas. Kaip? Pažiūrėk, langai. Langai, vienas stovi. Jau stovi langas į gamtą. Oi, koks mažiukas, langiukas. Prašom. Tu greitas? Tu man šiandien padėsi. Ką? Pastatysim tą langą, ne? Gerai, pastatysim. Dambo, tie langai kiek sveria. Apie Arūno namelį galite video pažiūrėti. Aš jau kėliau prieš kelias dienas. Dar kažką dar kitai kelsiu, tai jau dar daugiau bus pastatyta. Dabar einam žiūrėti apie plaustą. Atsisėdam, laukiam keliautojų. Norim pagauti keliautojų. Arūnas gerą klausimą uždavė, sako, kaip tu sakai, kas kvailesni, kas kvailesni, ar tie, kurie čia plaukia ant tų rąstų, ar tie, kurie tupi ir laukia tų, kas plaukia ant rąstų, kas nori juos prisitraukti, pagauti. Čia tikrai galima būtų daryti konkursą, kurie tokie yra labiau. Pirmi kadrai lenda, užsisukinėja ir atplaukia. Sielis jau čia. Aukiniai. Iš Palūšės. Neapversk tik jų, Arūnai. Dabar ten iki laivo tokio. Sielininkai Vilniuje. Be muzikos, bet... Be muzikos, bet su palyda. Dovanos jums čia. Čia yra senas vikingų skydas. Tada sveiki atvykę į mūsų pelkę. Tai va čia ir stovi turbūt, nes ten dumblas bus, čia bus lengviau išlipti.
Va, sielininkai ryždavo tokius mazgus, keliaudami per Lietuvą. Žemė. O, kelintą dieną keliaujat? 8. Sveiki, gyvi. Simonas. Женя. Simonas. Latvis, da? Ja. Markas. Malonu. 8 dieną plaukėt? Baigėsi 8 diena, 8 valandą lygiai 8 paras buvo. 8 paras. Labas. Gytis. Arūnas. Idėja pilnai buvo Marko, kai buvo kovidas, jam tapo nuobodu ir jis sugalvojo, siejo galvojo, kažką reikia sugalvoti, kažkokie linksmybės ir sugalvojo, kad padaryti plaustą ir su plaustu pasiplaukiot. Tai plausto, kodėl ant rąstų? Nu, nes čia senovinė technologija ir pagerbt selininkystės amatą ir patiems padaryti kažką iš rąstų ir kodėl dar iš rąstų, nes mažesnis pasipriešinimas vėjui, stabilumas, nes šiandien buvo toksai vėjas, kad net į mus nešė atgal. Vat, o rąstai visi šitie sujungti be vinių, be varžtų, be virvių. Vat, čia krežės uodega užraktas, tiesiog čia įkalta dar papildoma lenta, užspausta ir čia mes įkalėm medinius strypus, pragrįžėm, įkalėm medinius strypus, kad rąstai nevaikščiotų pilnai. Šitie visi irgi sujungti viskas, be varžtų, be vinių, be nieko. Stiebas irgi padarytas be vinių, be varžtų. Tik virvėm sutvirtintas atotampos. Tai jums gali vinių duoti? Ne, mes turim visko. Tiesiog čia buvo tokia mintis, kad visą šitą ir šitus turėklus padaryti taip, kad tiesiog ten tinklus užtipėm jau virvėm. Selininkystė čia senas amatas. Selininkai gameno rąstus iš Lietuvos miškų į Klaipėdos uostą ir į Kaliningrado sritį. Tas amatas buvo Lietuvoje iki 1960 metų. Tada, kai jau atsirado geležinkelis, jau pastatyti buvo geležinkeliai, tada tas amatas pradėjo nykti ir galų gale išnyko. O kiek jie plukdydavo rąstų? Įvarė, bet daug. Mes kalbėjom su vietiniais, kurie vaikais matė tos sielininkus. Sakydavo, kad per Žemėnus upę panašus sėliai, tik platesni ir sujungti tarpusavėje ėjo 10 ir daugiau sėlių iš karto. Čia kaip vagonas sėlis? Čia kaip traukinys krovininis. Taip, tempė tiesiog ir per ežerus jie irgi tempė. Ilgiausias kelias ėjo nuo Uteniškių ežero. Beveik iš Pautinos ir tęsiasi iki Kuršių marių. Kada planuojat būti Kuršių mariuose? Klaipėdoje? Sunku, bet maždaug. Mes turim dar 2 savaitės, nes visi dirbame. Atostogos baigėsi po 2 savaičių, tai stengsimės spėt. Turim žinių, kad žmonėms pavykdavo su plaustas iš bačkų padaryti, tai nuplaukti iki Kauno kažkur tai per 6 dienas. Iš Palūšės? Iš Vilniaus. Tai galvojom, kad netgi greičiau, net toliau spėdavo nuplaukti. Tai mes galvojom, kad gal mes spėsim, geriausia būtų, kad per savaitę. Jeigu nepavyks per savaitę, tai mes turim per savaitę atsargoj. Čia plaustų priekis. Mes turim čia žibintus, vieną sulaužė pas mus medis. Jis veikiantis viskas, tik reikia patvirtinti. Ant stiebo turim irgi galingą žibintą viršui. Čia turim 2 lovos. Mes galim miegot ant plausto. O jūs naktį visą laiką stojat ar plaukat? Būnat, kad plaukat? Pirmą naktį mes pilnai plaukiam, nes buvo ežerai, buvo vėjas mums į veidą. Tai pakaitalom mes, čia buvo pastatyti irklai ir mes reklavom virš 12 valandų pasikeisdami kas valandą. Sakyt, kad mes pavargom, čia nepasakyt nieko, nes kai mes įplaukėm į Žemenių ežerą ir Oškiniai kaime, teko, ten dar tiltukas yra pėsčiųjų, jis yra labai praėjimas ten siauras. Mes ten vos tilpome, mums teko stiebą nuplausta nukrauta ant tiltuko, pernešt ir mes ten užtrukom 3,5 valandos.
vat, kad pralįst pro tą tarpą. Mačiau, žmonės sakė, neįmanoma, nepraplauksit, tikrai ne. Mes tai padarėm. Jūs tai padarėt. Mačiau. Čia mūsų darbo stalas, toksai... Tai jūs dirba, dar ir dirba. Nu, kaip, čia stovi pas mus 360 kamera, kuri nuolat filmuoja. Tikimės padaryti timelapsą. Žinoma, bus tarpų, nes būna momentų, kai sėda baterija ar kažkokie sutrikimai, buvo su flešiukai sutrikimai. Maisto atsargos baigėsi? Nebaigėsi. Mes čia turim maisto atsargas. Tenai pas mus po lovom yra indai. Čia yra dalis jau elektronikos, nes didžiausia dalis pas mus paskendo. Vat, čia yra navigatorius, kurį mums mielai parūpino draugai, nes mūsiškis praeitas sudegė. O ką jis naviguoja? Jis yra užplombuotas, jis rašo trekkingą. Čia pas mus yra akumuliatorius, 12 voltų automobilinis gelinis, kuris yra kraunamas iš saulės baterijos. Galite praeiti čia į galą. Va. Iš saulės baterijos yra kraunamas. Pilnai užtenka šitos baterijos pakrauti šitą akumuliatorių. Kaip plūdrumas plauso? Kiek jis galėtų laikyti kilogramą, kaip jūs mano? Mūsų 4 su visais daiktais jis puikiai atlaiko ir manau, čia galima dar užkrauti kokius 4 vyrus ir jis atlaikytų. Žinoma, gal prisemtų truputį daugiau vandens, bet iš viršaus būtų vandens daugiau, bet... O su laiku jisai negrim žemyn, neįbrinks vanduo? Nu, savaitė praėjo ir mes labai skirtumo nematom. Kaip šitas denis buvo beveik sausas, taip jis ir yra. Tai būna užlėję, būna ant skardžių kažkokių tenai, ant akmenų papuola vanduo užlėję, bet nieko baisaus. Džiūsta. Jeigu fiziškai, tai sunkiausia buvo ežerai, fiziškai. Bet morališkai buvo būtent pabradėj. Kaip prieš pabradę mes apsivirtėm, turėjom problemų su... Iš pradžių mes apsivirtėm, pas mus nuskendo šitas šonas. Ir mes tik sutvarkėm viską, praėjom pabradės tiltą, atsirėmėm į medį ir pas mus paskendo pilnai šitas šonas. Ir va tas... man buvo... Asmeniškai man buvo sunku psichologiškai, nes iš elektronikos daugiausiai buvo mano daiktų. Čia buvo ir akumuliatoriniai suktukai, šlifavimo mašinytė ir smūginis suktukas, kompiuteris, kitieji diskai, inverteriai, konverteriai. Visą tai buvo užlieta. Tai psichologiškai man buvo ir batai, kurios... Ir finansiškai, ir psichologiškai. Jo, finansiškai. Kaip... Klausimas buvo, kaip pasakyti apie tai žmonai. Nes čia buvo jos kompiuteris ir, jis plaukėjo vandenį. Kersmens? Storiausias kažkur tai 42 cm. 6 rastai. Kiek čia ilgis? 6 metrai? 6 metrai. 6 ant 2 plaustas. 6 ant 2 plaustas. Ir rastai 40 cm. Va šitie kampiniai 40 kažkur cm, šitie plonesni 33-35. O galus deginot čia pagal kažkokią technologiją? Galus apdeginom, kad mažiau sunktųsi vandens ir padengėm bičių vašku. Tai čia pagrindas yra ekologiškas. Arūnai, tu plauktum? Aišku, kad plauktum. Arūnas yra nuplaukęs iš Kauno į Marselį. Pasistatė ten namuką dabar dar vieną statą. Jis pasistatė tokį namuką ir nuplaukė iš Kauno į Marselį. 3 metus plaukė. Taip kad čia yra... Ohoho. Selininkystė, porą žodžių. Selininkystė tai senas amatas. Kiek tas senas? Kiek aš žinau, nuo viduramžių jau plukdė. O kodėl jie plukdė? Ką, nebuvo medžio ten kitur? Tai kad gal mediena geresnė ten. Ir ką, šiaip Labanoro giria, taip toliau. Medžiai ten geresnė. Eglės, pušys. Ir jūsų mintis ką, atkurti selininkystės amatą? Ne, tiesiog atkreipti dėmesį į tai. Nes 21 metais UNESCO paskelbė, kad tai yra nematerialus kultūrinis paveldas. Ir aš taip susidomėjau žiūrint internetį, nelabai kažkas ten 15 minučių kažką ten kažkokį straipsnį parašė, viskas. Ir kažkokie moksliniai ten, nežinau, darbai ir viskas, daugiau nieks nieko apie tai nesako. O čia buvo nemaža istorijos Lietuvos dalis. Selininkystė būtų, ne? Jo. Tai kuo remdamiesi statėt plaustą? Tai yra knygos,
yra knygos ten 54 metų, nu, rusiškos knygos, kai ten plaustas turistinėme žygyje, vadinasi ta knyga, man atrodo, Prižemiemskio, nu kažkaip ten sunkiai tariama pavardė, ten aprašyta, kaip statomas plaustas, kaip jo plaukt, kaip manevruot ir taip toliau. Nu ir dar video materialai, dar iki šiol kažkur ten nedraugiškoje valstybėje žmonės plaukia su tokiais panašiais plaustais, nu tai galima pasižiūrėti vieną akį užmest, ką susigalvoja, ką per 70 metų patobulino. Turėjimo apribojimas. Oškinių pažintinis takas. Tas tiltelis turėjo gerus apribojimus. 2,20 ant 1,30 m, man atrodo. Nu, viskas. Taip, jeigu iš Bačkūtų, tai gautųsi labai jau ilgas tas plaustas. Na ir Žeimenos upė. Tai aš labai sakyčiau, tam žmogui aukso medalį reikia. Tai, kas su bačkom pasistatytų plaustą, Žeimenos upę praplaukti. Ypač kai tokia sekluma. Jo. Gal net 2 medalius. Šokoladinis. Ir dar viena premija. Ir kvadratinis, kad nenurėdėtų. Jo. Gerai, ačiū. Viskas. Mintis. Nu, vakar, žodžiu, taip ir naktis atėjo, mes ten pasipirtom, nežinau, grįžau 1 valandą nakties. Nu vis tiek, aš negaliu jų paleisti lengvai, dar noriu atvažiuoti pažiūrėti. Atvažiavau tiksliau pažiūrėti. Dar jiems įteiksiu tokį antsiuvuką, nes jie, nu jie laukiniai, kaip bebūtų, jie laukiniai. Tegul šitas antsiuvas dar kartą nuplaukia iki Kuršių marių. Vis tiek pasieks Kuršių marias. Spėjau dar pagauti. Kaip sakoma, mūsų kraštuose Veri, ačiū už pirtelę. Beri, nėra už ką. Įsimiegojot. Amazing. Pavalgėt. Jo. Nusiprausėt. Pasikrovėt. Sotus laimingi. Susivėlinę. Matau, Latvis jau nori plaukti seniausiai. Jau atsibodo jam laukti. Va, hibridai kaip neskuba. 12 valandų beveik. Jie. Nu, turim reikalų truputį. Nu taip, aišku. Man prisėmė batą. Jūsų plausas nesandarus, ponas. Jo. Nuleido vieną, tuoj pripampuosim. Vieną rastą nuleido oras. Bet kaip autentiškai, va stovi savo panyrės. Va, iki pusės plaustas. Gerai, vyručiai, atvažiavau išlydėt. Viskas. Iki gero jums Sėkmės. kelio. Stebėsim jūs socialinėse tinkluose. Спасибо. Paldės. Iki. Įkelsim, kiek galėsim. Kelkit. Iki. Būsiu po 2 savaičių Klaipėdoje, Palangoje. Aš tikiuosi, kad jie bus po 2 savaičių Klaipėdoje ir dar spėsiu juos pagauti Klaipėdoje. Tai Viskas bus okei. palankaus vėjo. Ai, dar pamiršau. Dar turiu tokį vat antsiuvėlį. Jūs kadangi tikrai atitinkat šitą, vat, tai aš kviečiu jį nuvežti į Kuršių marias ir turėti, prisisekti prie plausto. Laukiniai, jūs laukiniai. Tai... Dėkui labai. Kie? Ir tu gali būti laukinis. Turim vaikų stovyklą, laukiniai, kur visą savaitę gyvenam gamtoje. Miegam be palapinių, plaukiam per Palūšės ežerus Aukštaitijos nacionaliniam parke. Daug tokias laukinės veiklos, laukinio gyvenimo. Tai registruokis arba registruok savo vaiką ir leisk jam patirti tą gamtos laisvę.